Labas vakaras, mėly draugai, kas manęs nepažįsta, esu Eimantas Narvydas, IT mokymo centre dėstau Adobe Illustratoriaus programą ir šiandien pradedame trumpų video ciklą apie Adobe Illustratoriaus galimybės. Pirma tema, kurią šiandien parinkau, yra tokia spalvinga ir turtinga, nors gana paprasta tema, tai yra blend. Einu į Illustratorių. Ir pirmiausia, kas tai yra blend? Turiu omeny štai šitą įrankį. Įrankių skydelėje ties gradientu. Taip pat tai yra įrankis, taip pat yra komandų grupė object blend, visa komandų grupė ir blend objektą kuria tiek tas įrankis, tiek tomis komandomis galima tvarkyti ir kurti blend objektą. Yra dar kiti dalykai Illustratoriuje, kurie vadinasi blend ir noriu pasakyti, kad nepainiotume. Tai vienas iš jų yra, jeigu nueitume į Illustratoriaus meniu Edit, Edit Colors yra dabar nupilkinta, nes aš jokių objektų nepažymėjęs, bet yra blend horizontally, blend vertically. Tai yra daugiau būtų šneka apie spalvų tvarkymą. Tai nesukuria blend objekto ir mes šiandien apie tai nešnekame. Ir taip pat kitas dalykas Illustratoriuje, jeigu mes nueiname į Transparency skydelį, mes taip pat turime blending modes, šitą visą parinktis, visą sąrašą blending modes ir galime kalbėti, tarkim, multiply blend arba color blend, taip sutrumpintai, bet tai visiškai nieko bendro neturi su blend objektu. Tai vėlgi ne mūsų šiandienos tema. Šiandieną kalbame apie blend objektą ir tai, kaip jį valdyti, kaip jį kurti ir kokias galimybės jisai gali mums duoti. Tai turiu liniją, kuri yra sukurta kintančio storio ir pradėsiu nuo jos. Aš ją duplikuoju su Alt klavišų panešdamas į šoną ir su Anchor Point Tool vieną iš tų linijų aš palenkiu ir pažymiu tuos du objektus. Juos galiu dabar jau sukurti iš jų blend, naudodamas komandas. Tai būdai sukurti blend yra eiti į komandas object blend ir make blend arba naudojam šito klavišų derinį Alt Ctrl B arba Option Command B. Aš dabar nespaudžiu tos komandos, neaktyvuoju, dar parodau kitą būdą sukurti, atžymiu dabar ir kitas būdas sukurti yra su tuo pačiu blend įrankiu. Aš jį aktyvuoju ir užėjęs ant objekto, man Illustratorius duoda žinoti įrankis, įgauna tas snaigės simboliuką, reiškia Illustratorius pasiruošęs griebti objektą ir jį naudoti blend objektui sukurti spusteliu. Ir kai prieinu prie antro objekto, kursorius įgauna pliusiuko ženklą, reiškia prie blend objekto bus pridėtas antras objektas. Ir spusteliu ir blend objektas jau sukurtas. Jokių būdų nepadarykite išvados, kad tai, ką jums Illustratorius nupiešė, sukūrus blend vienu ar kitu būdu, kad tai jau yra tas rezultatas, kuriuo jūs turėtumėte būti patenkinti. Jokių būdų būtinai einate į blend options. Tai jūs du būdai yra pasiekti blend options, tokį langelį, tai yra blend ir tas komanda, kuris su daugtaškiu, reiškia atidaro blend options langelį. Yra ir kitas būdas atidaryti ir aš jį pasirinksiu. Beje, čia galima prisiskirti, jeigu jūs esat blend fanai ir dažnai jį naudojat, galite prisiskirti greitosios klavišų derinį ir taip greičiau sukurti blend. Kitas būdas pasiekti
blend options yra 2 kartus spustelim ant įrankio ir mums iššoka langelis, kuriame labai paprasta. Viskas, daugybė dalykų yra galima kontroliuoti naudojant šį langelį. Jame yra tik tai 2 klausimai. Kokie tarpai bus tarp objektų išdėstytų ir kaip jie bus orientuoti to vektoriaus, ant kurio jie jau yra orientuojami. Tai mums dabar, kad būtų kažkoks tai vaizdas, kokio mes siekime, būtinai reikia nueiti į specified steps arba specified distance kitų atveju, tai yra vienu atveju atstumas, įrašome milimetrus, kitu atveju, kiek mes norime tų objektų. Dabar pas mane iliustratorius nusprendė, kad vieną aš noriu. Nu, aš nenoriu tikrai vieno, aš noriu 15. Tai reiškia, vienas yra tas, kurį iliustratorius pats sukuria, ir dabar 15, jeigu preview įjungiu, išjungiu, man įpaišo 15 brūkšnelių papildomų. Tai reiškia, iš viso aš turiu 17 brūkšnelių, kurie yra jungiami per tarpinės formas. Kokia čia būtų pirma forma? Ji bus tarpinės formos sukūriamos tarp jų. Tai gali būti labai skirtingos formos. Mes dabar naudojam tokias pačias linijas su tais pačiais parametrais, bet gali būti visiškai kitokie parametrai. Pavyzdžiui, mes galime pakeisti antros linijos spalvą. Mes tai netrukus padarysim, bet aš noriu dabar pakalbėti apie tai, ką mes čia gavome. Aš pažymiu šitą objektą su žymėjimo įrankiu. Tai yra kairėje viršuje matoma, kad tai blend objektas, ir blend objektas yra grupė. Iš principo tai yra grupė, konteineris, į kurį sudėti tie objektai, kurie tarpusavėje sąveikoja pagal tam tikrą taisyklę. Tai grupę mes valdome. Noriu pabrėžti, nepamirškite šito įrankio, kuris slepiasi po baltą rodiklytę, po Direct Selection Tool, yra grupė žymėjimo įrankis. Jo logika yra vieną kartą spustelit, pasiekėt grupėje giliai esantį objektą. Tai jeigu aš spusteliu ant šitos linijos, aš iš karto ją vieną pažymiu toje grupėje, blend grupėje. Ir pakeičiu jos spalvą ir reiškia ne tik formą, yra daromi tarpiniai perėjimai, bet ir tarp spalvų, kurios yra naudojamos. Netgi noriu pridėti, kad tai gali būti ir gradientas. Jeigu aš antrai formai šitai uždėsiu liniją į gradientą, tik tai jisai yra pritaikytas dabar ne ta kryptimi, paverčiu jį 90 laipsnių, pažymį, ir paverčiu 90 laipsnių, kad jisai būtų perėjimas per visą tą grandinę, kad pereitų iš viršaus į apačią, ir tos visos spalvos yra maišomos. Dabar dar kas galbūt nauja jums būtų, tie, kas yra neišsityrinėję, neišsibandę pilnai šito įrankio, su grupės žymėjimo įrankiu, jeigu jūs nešat į šoną ir Alt paspaudžiat, jūs sukuriate dar vieną objektą toje grupėje. Tai labai greitas būdas jungti jau keletą, reiškia jau 3 linijas turime, kurios sąveikos tarpusavį, ir aš tą trečią liniją vėlgi palinkiu su Anchor Point Tool įrankiu ir nunešu tą liniją atgal ir pakeičiu jos konfiguraciją šiek tiek. Tuos visus linijos, visus mazgelius, visus taškelius mes galime modifikuoti kaip tik tai norime. Ir vidurinę liniją taip pat šiek tiek pakeisiu. Šitą pirmą vektorinį objektą taip pat šiek tiek pakeičiu, kad gautųsi kažkoks tai kaip ir lapelis, ir
galbūt tą gradientą naudosiu tik tai viduriniai linijai tokiai, bet tai paskutiniai linijai, trečiai, aš pabandysiu pakeisti gradientą, reiškia, paliksiu tik tai keletą spalvų, galbūt čia geltona gali likti, magenta paliksiu ir tą tamsę gal jos atsisakysiu ir dar sukeisiu kryptį. Tai gaunu gradientus visiškai skirtingus, tarp jų yra maišymas spalvų. Tai dabar mes dirbame tik tai su linijiniu objektu, linijiniai objektai, 3 objektai. Struktūrą mes galime pamatyti, iš ko sudarytas blend objektas, nes, kai mes pažymėme, mes matome, kad visas tas objektas elgiasi kaip vienas objektas su paprastu žymėjimo įrankiu, jisai visas pasižymė. Su grupės žymėjimo įrankiu galime komponentus pažymėti, bet kokie tie komponentai, kaip pamatyti, iš ko sudaryta, Ctrl-Y arba Command Y paspaudžiam ir matom, iš ko sudaryta. Šiuo atveju, kadangi tai yra atviros linijos, ne uždaros linijos, ne apskritimai, ne kažkokie tai teksto objektai, ne raidės, tai yra atviros kreivės. Šiuo atveju jos yra 3. Tai yra režimas, kurį aš naudoju, jį galima pasiekti per View ir dabar grįžtų į Preview. Tai Ctrl-Y, Command-Y naudodami mes galime pamatyti, iš ko sudaryta. Bet čia dar ne viskas, mes tik tai pradėjome kalbėti apie blend. Vieną objektą jau sukūrėme, dabar pabandykime sukurti objektą, kuris sudarytas iš uždarų formų. Aš nupiešiu žvaigždę, gal duokim jai vieną spalvą su užpildėliu, būtent padarysime kitą objektą su užpildėliais ir uždarom formom. Šitą objektą aš kopijuoju Ctrl-C, Ctrl-F, kopiją užkeliu ant viršaus, ją dažau kitą spalvą ir panaikinu kontūrėlį, kad liktų tik tai užpildėliai. Ir dabar naudoju greituosius klavišus Ctrl-Alt-B, sukuriu blend. Šiuo atveju, kadangi tai yra uždaros formos, jau iliustratorius mano, kad aš noriu perėjimus padaryti. Ir teisingai, iš tikrųjų, su užpildėliu mes galime kurti tarsi perėjimus, tai atrodo kaip gradientai. Mes galime sukurti įvairiausias kombinacijas tų pereinančių spalvų, kurios visiškai nėra linijinės ar apvalios, kaip gradientuose būna. Ir tie objektai, jie gali būti nutolę vienas nuo kito per tam tikrą atstumą. Jeigu nueitume į Blend Options, mes galėtume pasižiūrėti, kiek čia yra vienetų tarpinių objektų sukurta, nes juk daro tarpinius objektus, tai šiuo atveju man parinko 254, maksimumas skaičiaus yra 1000 objektų, bet aš labai patariu jums ne eksperimentuoti su sudėtingomis formomis, su 1000 tarpinių objektų, nes jūsų kompiuteris gali labai rimtai užstrigti ir galit net gauti to vaizdo. Tai aš paliksiu šitą skaičių, 250 tikrai labai didelis skaičius, galbūt ir per daug, o gal iš tikrųjų pamažinsiu. Netgi 100 turbūt užteks mano dydžiui. Truputėlį atsiranda tų tarpinių objektų kampučiai, nieko tokio. Dabar aš noriu taip vėl, jūs esat laisvi modifikuoti tą blend, kaip tik tai norite. Jeigu mes norime užapalinti šitos pirmos žvaigždės kampus, mes dabar galime juos redaguoti kaip tik tai norime. Mes visus tos vektorinius objektus, jeigu tik tai mokėme pažymėti,
mes juos galime įvairiausiais būdais redaguoti. Mes galime pernešti taškelius, daryti užapalinimus, bet mums be abejo reikia suprasti, kaip naudoti iliustratorių žymėjimo 5 įrankius. Tai yra 5 įrankiai viršuje, 2 čia ir iš viso matome įrankių skydelėje vienu metu 4 įrankius. Tai visus juos įvaldę mes mokame juos galime redaguoti. Dabar tokia yra, matosi, kad šitas objektas yra, kadangi aš jį užkėliau ant viršaus, jisai yra viršuje. Jeigu nueitume į Options, Blend ir pasirinktume komandą Reverse Front to Back, mes iškeliame kitą objektą į viršų. Ir iš tikrųjų, netgi tai galime padaryti su grupė žymėjimų įrankių, pažymėję objektą iš apačios, Object Arrange Bring to Front, tai taip pat veikia. Aš Ctrl Z grįžtu ir šiuo atveju, man atrodo, vaizdas toks visai nieko, bet truputį per daug perėjimo šitoje vietoje. Aš noriu, kad ta saulutė, ta žvaigždė priekyje ji būtų aiškesnė, tai tam reikia sukurti kopiją. Ctrl C, atžymiu, kad neprijungčiau prie Blend dar vieno objekto, Ctrl F į tą pačią vietą įdedu ir skydelyje tą spalvą pamodifikuoju užpildėlio man reikia. Ir dabar, tarsi, jeigu mes dirbame, tarsi, įsivaizduokit, tai yra šriftas, tai yra raidė, tai mes norim ją perskaityti, bet mes galim padaryti tokią raidės, tarsi šešėlį kažkokią tai dinamišką, kad jinai iš kažkur tai atlekia, mes galime turėti tarsi foninius tokius objektus, bet mums šito objekto reikia ryškaus, tai mes galime keisti jo spalvą papildomą, sukurdami objektą ant viršaus. Taip, ko dar nepasakiau, svarbių dalykų, ypatingai iš Object Blend komandų sąrašo. Aš dabar pažymiu centrinę šitą liniją, kur mes sukūrėme 3 objektus ir noriu parodyti, kad iliustratoriuje kiekviena linija, kuri turi atvirus galus, vienas taškas yra pradžia, kitas taškas yra pabaiga. To mes niekaip negalime žinoti. Tarkim, jeigu aš nupiešiau kažkokią tai liniją, aš nežinau dabar, kur yra pradžia, kur pabaiga. Tas objektas niekaip man nepasako, kur yra pradžia, kur pabaiga. Bet kai Blend kuriame, mums tai labai yra aktualu. Aš, jeigu dabar pažymėsiu centrinę šitą liniją, vieną iš 3, ir nueisiu į Object, Blend, ir jeigu, ne čia, o štai čia, Reverse prie Path, Object Path, Reverse Path Direction, turime visai kitą rezultatą, nes mūsų vektorius liko ten toj pačioj vietoj. Štai 3 tie patys objektai taip, kaip jie ir buvo, bet pradžia ir pabaiga susikeitė. Niekada tai nėra aktualu iliustratoriuje, bet su Blend tai tikrai aktualu. Ir kartais mes kažkokias formas jungiame ir gauname nepageidavimą rezultatą. Pabandykite tokiais atvejais nueiti į Object, Path ir sukeisti pačio vektorinio objekto atviro pradžią su pabaiga. Visiškai kitas rezultatas. Tai tiek apie Blend. Aš dar pažiūriu, kad būčiau visus pagrindus pasakęs. Vieną palieku kitam kartui. Kitam kartui aš taip pat kalbėsiu apie Blend. Taip nusprendžiau, aš žinau, kad šiandien visko neišpasakosiu, čia tik tai pati pradžia ir dar daugybę galima kalbėti, daugybę sunkiai išsemama tema, atrodo toks paprastas objektas, bet tai
Tai labai daug dar palieku kitam kartui. Šiam kartui ačiū uždėmesi, gero vakaro ir likit su mumis ir pasimatysim dar. Iki.